visiems Lietuvos stalo tenisininkams ir užsienio. Pirmiausia, pas mus svečiuose atvyko Utenos meras gerbiamas Arvydas Katinas. Ir jiems suteiksime žodį. Labą dieną, ilgai nekalbėsiu, sportininkai nemėgsta. Prisipažinsiu, kad atvykau atidaryti šią turnyrą ne tik iš pareigos, bet ir sirgdamas balto pavydu. Todėl, kad ir pačiam, ir vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje teko labai daug laiko atiduoti šiai sporto šakai. Ir tas pavydas dar ateina iš to, kad vis tik tai ne tik sportas, ne tik žaidimas, gal tai būtų galvoja jaunoji karta čia stovinti, bet aš matau ir vyresnių sportininkų. Jie tikrai galėtų patvirtinti mano žodžius, kad tai ne tik tai sportas, ne tik žaidimas, bet tai yra ir gyvenimo būdas, kuris mus lydi visą gyvenimą. Skelbiu tarptautinį turnyrą, kuriame dalyvavo ir yra dalyvių iš Rusijos, iš Latvijos, be abejo, gausiausias būrys iš Lietuvos. Skelbiu šį turnyrą atidarytą ir linkiu, kad galva ir ranka būtų greitesnė už kamuoliuką. Sėkmės ir ačiū, kad dalyvaujate! Taip pat pas mus yra atvykęs sporto centro direktorius pavaduotojas, kuris kuruoja stalo tenisą, myli stalo tenisininkus ir užjaučia. Ir žodį, prašom, pasakyti. Labą dieną visiems, malonu matyti tokį didelį būrį stalo teniso mėgėjų. Visiems linkiu didelės sėkmės, ypatingai dabar atsirinkus naują savo prezidentą, atkovoti prarastas galbūt tradicijas tarptautinėse varžybose, uteniškiams sėkmės respublikinėse varžybose. O šiame turnyre maloniai praleisti Utenoje laisvalaikį, iškovoti mero įsteigtus prizus. Sėkmės visiems. Ir labai trumpai stalo teniso klubo ST Utenos, tai sveikinu visus dalyvius, linkiu sėkmės ir kad tas baltas kamuoliukas klausytų ir būtų labai geras, įdomios, sudėtingos ir geros šventės linkiu jums. Ir tą pačią progą vienas stalo tenisininkas užimus įsakymo gimęs yra būtent šią dieną. Ir mes, kaip stalo teniso klubo narys, jį norim apdovanoti. Prašom ateiti gerbiamą. O dabar duosiu pakalbėti vyriausią teisėją gerbiamą karalių. Supažindins kas kaip trumpai, kad jūs viską žinotumėte. Gerai, nes man aišku, ir yra žmogus pavyzdžių. Labą dieną visiems. Noriu pristatyti varžybų formatą. Visos grupės žais 2 minusų su visų vietų išaiškinimo lentelėse be pogrupių. Taip sutaupysim pakankamai daug laiko, nors varžybos ir taip užtruks. Burtus pabaigsim daryti pasitikrinus, kas atvyko, kas neatvyko. Jeigu kokį klausimą iškyla, prieikit, spręsit. Ir viskas. Informacija bus, kad lentelės kabinamos ant to stando kairėje. Stengsimės reguliariai atnaujinti po rezultatų. Ir viskas. Sėkmės. Gerų startų. Žaidžiama iš 3 laimėtų. Ir dar vienas momentas. Organizatoriai yra nusprendę, kad visi žaistų su vienodu kamuoliu. Kad nekiltų kažkokių tai nesusipratimų. Gali žaisti ir su savo kamuoliu, jeigu būtų abiem priešininkam tinka. Klausimų turi, neturi. Klausimų yra?
Sėkmės. Atvykinkit dabar.